Šiauliečiai pietinį miesto rajoną šią vasarą vadina džiunglėmis. Filmavimo kamera užfiksavo išties įspūdingus vaizdus, dėja garbės miesto vardui tikrai nepridedančius. Skveruose, kur ant suoliukų prisėda jaunimas ir garbaus amžiaus žmonės, tiršta nuo žolių ir kemsynų. Panašu, kad įsibėgėjant birželiui Šiaulių miestas siekia savotiško rekordo. Pasak gyventojų, pietinis rajonas virtęs tiesiog džiunglėmis. Savivaldybei priklausančiose plotuose ir apleistose privačiose sklypuose žolės aukštis siekia tikrai daugiau negu 1,5 metro. Kad gera žolių priedanga tarnauja ir kaip naktiniai tualetai, jau išduoda kvapai. Čia įžengę epidemiologai galėtų patvirtinti, kad tokie plotai puikūs veislynai erkių kolonijoms. Pietinio rajono Aido gatvėje nušienautos tik pakelės, susitvarkė ir gyventojai, privalantys nusišienauti 20 metrų atstumu aplink namo teritoriją. Šiaulių miesto savivaldybė skelbia pradėjusi šienavimo sezoną dar gegužės 5-ąją. Praeiviams ir miesto svečiams akis bado neįžengiami plotai. Daugiausia kliūva miesto valdžiai, iš kurio žmonės tikisi šeimininkiško požiūrio ir tvarkos. Tai kur jie yra? Miega? Kiek yra po 3,50 moka, ne? Ką, darbuotojų nėra? Va, darbuotojų yra. Tik reikia dirbti. Kooperatyvas va šiandien gyvenam nupjauta į... Gražiausia mūsų pavyzdinis namas. Svečiai pro šalį eina, tai kaip čia. Irgi čia iš Anglijos tokia kaiminka atvažiavo, sako, Jėzus Marija, kad nepjauta, sako, kaip čia šlikštu, sako, žiūrėti. Kai kuriuose teritorijose aplink prekybos centrus ir parduotuves pradėta šienauti. Savivaldybė tikina, kad valdiška žemė nušienaujama. Pakelėse ir žaliose juostose, miesto centrinėse gatvėse žolė nupjauta pirmiausia. Kadangi piktybiškai nenušienauja plotų privačių sklypų savininkai, gyventojai raginami belstis į savivaldybės viešosios tvarkos skyrių, pranešti adresus, kad tokie sklypų savininkai būtų baudžiami. Šiaulių miesto centrinis parkas kol kas tik laukia šienpjovių, apleistas Lieporių parkas taip pat.